Nu ką, blemba. Šiandien toks oras, kad sėdėt namie būtų tikra nuodėmė. Saulė kyla, dangus be debesų, pats tas užsimes šalmą ant makuškos ir varyt, kol dūšė atsileis. Šį savaitgalį Airijai oficialus sezono atidarimas. Aš girdžiu, ką galvojat. Koks dar po velnių atidarimas? Jei jūs čia saloj, kaip tie ožiai po lietum, visus metus laksto. Nu jo, ne Lietuva, kur pusę metų motociklas stovi gražiai ir dulkės ryja kaip koks muziejinis eksponatas. Bet žinokit, tas atidarimas tai ne ant popieriaus. Provė išlyst visiems iš savo urvų, susitik ne per tuos žydruosius ekranus, o gyvai. Pažiūrėt vienas kitam į akis, o ne į profilio foto. Nes visa bajerio esmė tai ne pats tas technikos gabalas tarp kojų. Jis aišku geras, bet esmė žmonės. Ta akimirka, kai kolona pajuda, tas garsas, ne triukšmas, o garsas. Krūtinė burzgia, žarnose vibruoja ir jauti. Visi čia dėl to paties velnio. Visi skirtingi. Vienas advokatas, kitas mechanikas, trečias išvis nežinia kas. Bet tuo momentu mes esam viena banga, vienas kumštis. Tai šiandien planas paprastas, be jokio streso, ramus ratukas. Lėksim ramiai iki Donadea Forest Park. Pats ten dar nebuvau, tai bus proga ne tik pravažiuoti, bet ir smegenis prasivėdinti. Nuo miesto, nuo darbų, kurie kartais trumpina, nuo visko. Važiuoji, vėjas daužo per šalmą ir tas garsas. Jis išvalo visas šiukšlės iš smegenų. Kelias slysta po ratais, kiekvienas posūkis, kaip meditacija. Viskas. Ta minutė galvoje nėra jokių, ką reikės rytoj daryti, nėra jokių, ką jis pasakė, ar jį pagalvojo. Lieki tik tu ir asfaltas. Ir tas jausmas blemba, grynas, nesumeluotas. Ir va čia prasideda gilesnis reikalas. Ištempk ausis. Jei esi kada nors buvęs tarp tikrų baikerių, o ne oficinių sekmadieninių raitelių, tu matei. Visur tos kaukolės. Ant šalmų, ant striukių, ant bakų, ant tatų, ant žiedų. Pilna jų, kaip bažnyčių šventųjų. Ir daug kas iš šono galvoja, ko jie čia ant tų kaukolių, čia apie mirtį viskas? Ne, nieko panašaus. Yra toks senas barzdotas bajeris, sako kaukolė, tai apsauginis ženklas. Tipo, jei tu jau nešioji mirties simbolį ant savęs, tai mirtis pažiūri į tave ir galvoja. Šitą aš jau pasiėmiau, jis jau pažymėtas. Ir eina nafik šalin. Skamba gal kaip prietaras iš tų laikų, kai ant mamutų medžiojam. Gal. Bet kažkiek čia yra to tikro, užtikto, baikeriško požiūrio. Geriau žiūrėt baimį į akis, negu nuo jos bėgti. Klausyk toliau, bet dar svarbiau, ką ta kaukolė reiškia iš tikro. Ji primena vieną paprastą, žiaurę ir neginčiamą tiesą. Mes visi čia blemba laikini. Visi, iki vieno. Nesvarbu, kiek mandras tavo tas darbas, kiek tūkstančių kišenį, koks tavo ūgis ar iš kokio tu kaimo. Nesvarbu, kuo tu vardu. Gale, visi supūsim vienoj žemėj. Visi atsiduriam toj pačioj duobėj. Ir čia pats keisčiausias, paradoksalus dalykas. Bet būtent tas suvokimas, jis išlaisvina. Rimtai. Kai tau kasdien primena, kad esi mirtingas, biški pagalvoji. Supranti, kad viskas laikina. Žinai, ką darai. Pradedi mažiau niekniekiais užsiimti, mažiau bijot, mažiau galvot, o ką kiti pasakys. Pradedi daugiau gyvent, o ne egzistuoti. Kam laukto, kada nors. Ir va čia tas šventas ryšys su baikeriais, su tuo polinkiu. Nes kai sėdi ant motociklo, tu negali meluot savo žmogau. Tu fiziškai jauti tą riziką. Supranti, kad tai ne žaidimas, ne Sega ir net ne PlayStation. Tu negali paspausti restart, bet kaip tik todėl, tu gyveni pilnu pajėgumu, čia ir dabar. Kiekviena sekundė aštri, kaip skustuvo ašmenys. Tikrai gyveni, o nesapnuoji. Ir tos kaukolės, brolau, jos ne apie mirtį, kaip daug kas galvoja. Jos apie gyvenimą. Apie priminimą, bet nereikia laukto prakeikto kada nors. Kad nereikia gyventi pagal kažkieno supistas taisyklės. Jei jau gyveni,
Tai gyvenk normaliai, iki soties, pilna krūtinė, o ne ten kokių pusiau per pusę. Neleisk, kad gyvenimas praeitų pro šalį, kol tu žiūri per langą. Tai va, šiandien paprastas toks ratukas. Iki miško, prasipūs galvą, paspaust rankeną, pajust laisvę. Bet realiai tu puikiai supranti. Čia ne apie tą tašką žemėlapį, čia apie visą tą suknistą jausmą viduj.